NATO atsidūrė krizės centre ir atskleidė intensyvę veiklą aplink JAV ir Irano susitarimą. Briuselyje generalinis sekretorius Markas Riutė aiškiai pasakė, kad Donaldo Trumpo vadovautas susitarimas atvėrė naują etapą kovoje dėl Hormūzo sąsiaurio. Riutė pristatė susitarimą kaip realią galimybę užkirsti kelią Iranui žengti link branduolinio ginklo, sumažinti jo balistinių raketų pajėgumus ir štai kur slypi tikroji bomba. NATO neprisijima tiesioginės operacijos vadovavimo, tačiau patvirtina, kad daugelis sąjungininkų yra pasirengę paremti. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujama iniciatyva, kurioje dalyvauja daugiau nei 40 valstybių, siekiant užtikrinti laisvą laivybą. Iš esmės, Trumpas pasiekė tai, ko siekė, o dabar europiečiai turi parodyti rezultatus, pateikti savo galimybės ir padėti išlaikyti tai, kas buvo suderėta, kas buvo atskleista. Kaip daugiau nei 40 valstybių įsitraukė į šią iniciatyvą? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesioginis ir be užuolankų turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Riutė kalbėjo prieš NATO gynybos ministrų susitikimą Briuselyje ir jau pačioje pradžioje palietė Irano temą. Jis pareiškė, kad Trumpo sudaryta sutartis su Teheranu pagerina visų saugumą, nes suteikia galimybę užkirsti kelią Iranui įsigyti branduolinį ginklą. Ir pripažįsta, kad Baltieji rūmai sugebėjo vykdyti griežtas derybas. Pati NATO sieja susitarimą su būtinybė sumažinti Irano balistinių raketų pajėgumus. Tai klausimas, kuris visada buvo įtampos su Teheranu centre. Hormūzo sąsiauris tapo lemiama šio posūkio dalimi. Riutė sakė, kad laisvo praėjimo per šį maršrutą atkūrimas bus didžiulis žingsnis į priekį. Tai ne šiaip sau pareiškimas. Hormūzas yra koridorius, kuriuo plaukia laivai, nafta, dujos, strateginiai kroviniai, o nuo jo priklauso ir dalis tarptautinių kainų stabilumo. Todėl laisva laivyba tapo operacijos širdimi. Stipriausias atskleidimas buvo tada, kai Markas Riutė patvirtino, kad Prancūzija ir Jungtinė karalystė vadovauja koordinavimui, siekiant paremti jūrų saugumo atkūrimą. NATO stebi, klauso, dalyvauja politinėme procese, bet nem vadovauja misijai. Vadovavimą perėmė prancūzai ir britai, padedami sąjungininkų ir partnerių. Pasak Marko Riutės, daugiau nei 40 000 tautų jau dalyvauja šiame pokalbyje, siekdamos užtikrinti, kad laivybos laisvė būtų atkurta. Tai rodo, kad susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano sukūrė konkrečią tarptautinę spaudimą Teheranui. Operacijoje yra vienas itin svarbus techninis aspektas – išminavimas. Riutė paaiškino, kad viena iš didžiausių susirūpinimų sąsiauryje yra minų buvimas ir technologijų poreikis, norint išvalyti ir apsaugoti praėjimą. Būtent čia Europa atrodo kaip kažkas, ko patys Jungtinės valstijos nenori. Tokiu pačiu mastu yra ir Europos sąjungininkų. Jie turi svarbių išminavimo, radarų ir kitų technologijų, reikalingų sugrąžinti pasitikėjimą prekybiniams laivams. Kitaip tariant, Trumpas atvėrė politinį kelią, o dabar sąjungininkai yra kviečiami realiai prisidėti ir dislokuoti realias priemonės jūroje. Prancūzija ir Jungtinė karalystė jau ruošia šią iniciatyvą. Prieš Riutės kalbą balandį abi vyriausybės sukvietė 10 valstybių aptarti Hormūzo sąsiaurio atidarymo ir pasisakė už griežtai gynybinę daugianacionalinę misiją. Siūlymas buvo apsaugoti prekybinius laivus, nuraminti komercinius operatorius ir vykdyti minų valymo operacijas, kai sąlygos leis. Struktūra jau buvo kuriama ir dabar įgauna pagreitį po Trumpo susitarimo ir viešo NATO patvirtinimo. Didžiosios Britanijos vyriausybė taip pat surengė karinį planavimo pasitarimą Northwood, šiaurės Londone, kuriame dalyvavo daugiau nei 30 šalių planuotojai. Tikslas buvo paversti diplomatinį konsensusą kariniu planu. Tai apima vadovavimą, kontrolę, pajėgumus, pajėgų siuntimą ir koordinavimą su partneriais. Logika paprasta. Neužtenka, kad Iranas pasakytų, jog sąsiauris bus atviras laivybai. Reikia užtikrinti, kad laivai galėtų saugiai praplaukti, be minų grėsmės, be bauginimo ir be politinio spaudimo, užmaskuoto kaip jūrų kontrolė. G7 taip pat prisijungė prie spaudimo. Didžiausi ekonomikų lyderiai teigiamai įvertino susitarimą, tačiau aiškiai pasakė, kad derybose turi būti aptariamos Irano grėsmės regione. Be to, reikalavimai apima branduolinę programą, Teherano veiklą per sąjungininkų grupės ir stabilumą artimuosiuose rytuose.
Tai pastato Irano režimą į nepatogią padėtį. Jis bando tai pateikti kaip pasipriešinimą, tačiau mato, kaip pagrindinės vakarų šalis toliau susivienyje dėl pagrindinio klausimo. Donaldas Trumpas sustiprina šią žinią, sakydamas G7 susitikimo pabaigoje, kad laivybos srautas per Hormuzą jau padidėjo nuo tada, kai buvo paskelbta paliaubos. Jis taip pat aiškiai pagrasino, kad jei Iranas pažeis susitarimą, Jungtinės valstijos gali atnaujinti karinius veiksmus. Ši kalba parodo Trumpo dėrybų logiką. Tai nėra aklas pasitikėjimas Teheranu. Tai susitarimas su spaudimu, atvirumas su priežiūra, paliaubos su įspėjimu. Iranui suteikiama galimybė ištrūkti iš aklavietės, bet nesuteikiama visiška laisvė grįžti prie senų žaidimo taisyklių. Reuters užfiksavo, kad memorandume numatyta visiškai atnaujinti jūrų eismą Hormuzo sąsiauryje, sustabdyti Amerikos blokadą Irano uostams, atsisakyti tarptautinių sankcijų, tam tikromis sąlygomis. Tačiau yra esminis dalykas. Dėrybos dar turi tapti privalomų susitarimu, o šalis gali atsitraukti, kol tai nebus galutinai sutarta. Ši detalė parodo, kodėl jūrų koalicija yra tokia svarbi. Saugumas jūroje negali priklausyti vien nuo Teherano pažado. Susitarime taip pat numatytas ugnies nutraukimo pratęsimas 60 dienų, sudarant galimybę nuolatiniai paliaubai. Tačiau situacija išlieka jautri. Pati tarptautinė žiniasklaida rodo, kad Libane kyla įtampa, yra susirūpinimas dėl Hezbollah, Izraelio spaudimas ir sąjungininkų nepasitikėjimas. NATO nenori atrodyti kaip operacijos šeimininkė, bet taip pat neliko nuošalyje. Huti aiškiai pasakė, kad alijansas viską stebi ir kad daugelis sąjungininkų yra pasirengę paremti. Ji vengia paversti misiją oficialią NATO operaciją, bet išlaiko Prancūzijai, Jungtiniai karalystiai ir partneriams alijanso politinį užnugarį. Teheranui tai yra rimtas perspėjimas. Tai nebus tik dvišalis ginčas su Jungtinėmis valstijomis, bus šalių tinklas, stebintis ir remiantis tautų laisvę. Hutų reakcija taip pat atskleidžia pokyčius pačioje alijanse. Mėnesius Trumpas reikalavo, kad europiečiai daugiau darytų dėl savo saugumo ir spręstų krizes, kurios veikia pasaulinė prekyba. Dabar prie Hormuzo Prancūzija, Jungtinė karalystė ir kiti sąjungininkai bando parodyti savo gebėjimus. Europa siūlo išminavimą, radarus, jūrų technologijas ir planavimą. Baltieji rūmai prisideda strateginiu spaudimu. NATO suteikia paramą, kad rezultatas būtų diplomatinė ir operacinė blokada, neleidžianti Irano režimui naudoti sąsiaurio kaip ginklo. Iranas praranda įtaką, kai diskusija pereina nuo pasakojimo prie praktinės priežiūros. Teheranas gali bandyti teikti, kad pasipriešino, kad dėrėjosi kaip lygus su lygiu arba kad išsaugojo savo suverenitetą. Tačiau realybė tokia, kad po JAV spaudimo režimas atsidūrė apsuptas G7 susitarimo NATO, Prancūzijos, Jungtinės karalystės ir plačios koalicijos suinteresuotos užtikrinti laivų judėjimą. Hormuzo sąsiauris nustoja būti išskirtinė Irano korta ir tampa traktuojamas kaip tarptautinis jūrų kelias. Jis turi veikti be grasinimų, be politinės duoklės ir be karinio šantažo. Houthi pasisakymas sustiprina nuomonę, kad JAV ir Irano susitarimas tapo išbandymu visiems vakarams. NATO atskleidė, kad sąjungininkai jau imasi veiksmų, kad užtikrintų laisvą laivybą. Europa suteikia techninės galimybės, G7 suteikia paramą, o Hormuzas tampa ta vieta, kur bus vertinamas Irano pažadas. Iš tikrųjų, tai yra ta dalis, kuri labiausiai slegia Irano režimą. Aš esu Milsonas Alvisas, internacionalistas, ir mano tikslas – kasdien pateikti tau teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspaus patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruok kanalą ir pabaigoje peržiūrėk komentarus, kad dar labiau įsitrauktum į bendruomenę. Vilsonas Alvisas,